Sveiki, čia Algimantas Klecys, skeptikų draugijos narys. Šiandien turim dar vieną skeptiškų pokalbio epizodą. Šį kartą kalbėsim apie neuromokslą, apie laisvą valią, pasirinkimus, determinizmą ir kas, jeigu ne Urtė Neniškytė, būtų geriausias turbūt pasirinkimas šitos temos kontekste pasikalbėti apie šias temas ir subtemas. Labas, Urtė. Labas. Paminėsiu trumpai jūsų regalės, turbūt daug kas žinos iš klausančių jūs, bet tiesiog bendram kontekstui turiu tą padaryti. Urtė Neniškytė yra daktarė, Kembridžo universiteto biochemijos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto gamtos mokslų MBL partnerystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Moksliniai interesai Urtės yra molekulinė ląstelinė neurobiologija, žinduolio smegenų ląstelių genetinis modifikavimas, čia baisiausia turbūt tema, CRISPR-Cas sistemos, virusiniai pernašos vektoriai. Jūs galbūt vėliau irgi paminėsit, ką šitie dalykai reiškia, kai kuriuos žinau, kai kuriuos net neįsivaizduoju. Tai kodėl šita tema yra įdomi, nes skeptikų bendruomenėje tai mums yra įdomu nagrinėti tam tikrus fenomenus ir žiūrėti jų pagrįstumą, racionalumą ir nagrinėti įvairios tiesos teiginius. Tai apie laisvą valią, apie determinizmą mes turim tiek religinių teiginių, teologinių, turim ir tam tikrų bandymų moksliškai įsteigti, kas tai yra. Liaudėje turime įvairių žodžių apibūdinti tai laisvai valiai pasirinkimui ir mes tokioj sandūroje esame įvairių, sakykime, idėjų, pasiūlymų ir čia ateina tam tikri nauji moksliniai tyrimai ir kyla klausimas, ta prasme, ar tas konceptas atstovi savo tą istoriškumą tam tikrą, tą svorį, kuris yra nugulęs kultūriniai sankladoj, ar vis dėlto tas mokslinių galbūt tyrimų pasekoj mes turėtumėm rekonceptualizuoti, kas tai yra laisva valia, o gal nieko neturėtumėm daryti, nesukti galvos ir savo tą kasdienį gyvenimą gyventi taip, kaip ir gyvenom. Ar čia mes kažkokios įtakos šituose pasvarstymuose, iš tų pasvarstymų mūsų kasdieniam gyvenimui gali būti. Pažiūrėsim, ką jūs manot apie tai. Tai aš visų pirma norėjau paklausti, kas yra šiandieną tai, kas jūs drivina, kas jums yra įdomu, galbūt ne tą, ką reikia būtinai padaryti jūsų mokslo karjeroje ir kasdienėje veikloje, ką būtina padaryti, bet kas jums iš tikrųjų yra įdomu ir kas jūs dabar domina. Tai turbūt tas mano atsidūrimas toje sandūroje žmogaus kaip žmogaus ir smegenų kaip biologinio objekto ir yra tas sritis, kuri man iš tikrųjų yra labai įdomi ir kuri šitą temą labai glaudžiai atliepia. Tai yra, kaip tas biologinis determinizmas lemia mūsų savastį kaip žmogaus. Nes šitoje vietoje vėlgi žmogų mes galime žiūrėti labai įvairiai, iš įvairiausių perspektyvų. Ir dėl to kyla susierzinimo kartais žmonių, kurie į žmogų žiūri kitaip, kaip čia šitaip galima žiūrėti. Bet aš manau, kad į žmogų galima žiūrėti visaip ir aš visiškai nekvestionuoju kitų galimybių. Galima į žmogų žiūrėti iš religinės perspektyvos, galima žiūrėti iš filosofinės, galima žiūrėti iš psichologinės ir nepaisant to, kad psichologija ir neuromokslai vis artėja vienas prie kito ir mes turime neuropsichologiją, dalis psichologų, kurie yra kitų pakraipų, nes vėlgi psichologija yra labai įvairi, jie nepalankiai žiūri į tą bandymą žiūrėti į žmogų per determinizmą ir jie mano, kad galbūt tai nėra netgi ir vertinga ir panašiai. Ir vėlgi priklauso nuo to, kokias problemas mes bandome spręsti. Tai gali būti vertinga, gali būti nevertinga. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, ką aš darau kiekvieną dieną su savo mokslinė grupe laboratorijoje, pati mažiau laboratorijoje, į laboratoriją daugiau laiko leidžia, tai mes iš vis žiūrime tik tais į biologinį aspektą. Bet pati aš niekada nepamirštu, kad šalia to yra ir visi kiti dalykai, kur mes yra likęs tas tarpas nepaaiškintas tarp biologinių procesų, kurie išmatuojami cheminiais, fiziniais metodais, ir tarp to, ką mes iš tikrųjų patiriame, ką mes vadiname sąmonę, ką mes vadiname laisva valia, ką mes vadiname žmogiškumu ir panašiai. Tas atstumas jis iš esmės nėra išspręstas.
Nu, pažiūrėsim, koks jis yra didelis šitam pokalbį. Daugeliu galbūt, nežinau, ne tai, kad studijuojančiam profesiškai neuromokslą, bet tiesiog besidominčiam turbūt irgi gali kilti įvairių pasvarstymų, o kiek mes čia žinom, kiek čia mes nežinom. Aišku, kažkokios demarkacijos linijos veikiausiai, mes net nežinom, ta prasme, kiek čia mums reikėtų dar išsiaiškinti, kad sakytumėm, kad mes jau paaiškinom kažką tai ir daugiau jau nieko čia atrasti mum jau nebėra, ta prasme. Proveržys šito mokslo yra gana nemažas, teko kalbinti ir kitus žmonės, kurie srityse dirba, tai mes turim daugybę atradimų šioje srityje. Bet kaip jūs vertintumėt bendrą tokį, nežinau, progresą, tuos atradimus neuromokslų srityje ir tą tokį galbūt ūkišką tokį kartais supratimą tokį, kad vat, čia yra kažkokia magiška dėžutė, kuri kažkaip vat, kažką ten daro ir mes kyla, gal niekada vat, nepaaiškinsim, vat, kaip čia tie smegenys iš tikrųjų veikia. Tai galbūt jo apie tą tarpą tarp to, kaip mes galvom, kad čia vat, yra smegenų šita magija ir tada turim tyrimus. Kas tokio esmingo vyksta, galbūt įvyko, kas padeda mums geriau suprasti, kaip tie smegenys veikia ir jo. Tai iš esmės, jo, čia yra labai geras klausimas, nes atsakyti, ar mes kažkada viską išsiaiškinsim, aš negaliu. Ir čia yra irgi ta tokia vadinama, iš esmės, filosofinė irgi problema, bet jinai labai gerai apibrėžiama yra tai, ar gali objektas suprasti pats save. Nes kai mes patys bandome save paaiškinti, kai mūsų smegenys bando paaiškinti pačios save, ar tai iš principo yra įmanoma. Ir tada atsakymo nėra nei vieno, nei kito, mes nežinome, ar tai įmanoma, bet mes iš karto suponuojame, kad tai gali būti didelė problema, tai gali būti riba, kad sistema negali suvokti savo sudėtingumo sistemos iš esmės. Kokie proveržiai, kaip mes apskritai bandome suprasti, kaip smegenys veikia, kaip mes bandome suprasti, kas jose vyksta, tai iš esmės yra, mes dabar laikome, mūsų paradigma pagrindinė pastaruosius 100 metų plus jau dabar, yra tai, kad smegenyse mes galime stebėti elektrinį aktyvumą. Tai čia yra ir kad elektrinis aktyvumas ir yra mūsų smegenų veiklos tiek požymis, tiek rezultatas. Tai čia pirma tokia prielaida, kurią mes remiamės, iš esmės nekvestionuojame jas nieko, kai jau apie šitus tyrimus šnekame. Kitas dalykas, kuris atsirado irgi kartu su moderniaja neurologija, moderniaja neurobiologija prieš maždaug 150, jau beveik tai bus 200 metų, tai yra, kad skirtingos smegenų skritys yra atsakingos už skirtingą veiklą. Tai yra, kad smegenys neveikia tiesiog kaip dėžutė, kur yra kažkokia homogeniška, kaip mes įsivaizduojam, tai kažkas vyksta ir viskas vyksta vienodai, mes galim kompartmentalizuoti smegenis ir galime pasakyti, jau žinome ir galime vis giliau ir vis smulkiau parceliuoti ir žiūrėti, kas ten vyksta, kad kurios sritys, kokias funkcijas smegenyse atlieka. Trumpa reakcija mano. Ar čia nebuvo šitas dalykas irgi tarsi šiek tiek reversuotas, kad pasirodo, kad po to tai ryšiai tarp tų skirtingų smegenų zonų vis dėlto yra tokie tamprus, kad vėl yra tam tikras sugrįžimas, ta prasme, nuo vienos masės, kuri viską daro, tada į atskiras sritis, kurios atsakingos ir tada vėl atgal sugrįžimas prie to, kad pasirodo viskas ant tiek daug susiję, kad to atskirumo tokio kaip ir vėlgi jis bliūkšta, ar ne? Tiesiog trumpai sureaguoti. Kiekviena smegenų sritis neveikia izoliuotai, dėl to tokie pasakymai, kurie buvo iš parceliavimo kylantis, kairiosios dešinės smegenys, racionalios, emocionalios. Čia yra visiška nesąmonė ir mes jau iš mokslinės pusės yra, kad tikrai paneigta ir tikrai taip nevyksta. Tai taip, smegenų sritis niekada neveikia izoliuotai. Jos visą laiką veikia kontekste su kitomis sritimis. Taip pat mes galime išskirti tam tikrus ansamblius sričių, kurios veikia kartu tam tikros funkcijos atliekos. Bet vėlgi tie ansambliai, jie atsiskiria. Vienas veikia vienu atveju, kitas veikia kitu, trečias koordinuoja, kuris iš šitų ansamblių įsijungs. Tai vėlgi nėra kažkoks tarpinis yra variantas tarp to, kad kur visiškai homogeniška, kad visiškai parceliuota ir tai yra veikia iš tiesų kartu. Bet mes galime išskirti labai specifines funkcijas labai specifiniam sritim ir dažniausiai tai yra tos sritis, kurios buvo anksčiausiai nustatytos, kaip pavyzdžiui kalbos sritis. Kalbos generavimo ir kalbos suvokimo sritis, Broka ir Wernicke sritis, mokslininkų, kurios jas atrado vardu pavadintos, dėl to, kad jie specifiškai, nepriklausomai nuo to, ar visa kita funkcija veikia tinkamai, jeigu mes šitą sritį pažeisime, tai ta funkcija bus prarasta. Tai reiškia, mes turime tam tikras sritis, kurios yra labai svarbios, labai specifiniam funkcijom.
Tai vėlgi, tai čia va tos dvi prielaidos iš esmės, sakau, kad elektrinis signalas ir kad elektrinį signalą mes galime matuoti ir pagal tai spręsti, kas vyksta smegenyse. Ir antras yra, kad mes iš esmės suprantame, kad skirtingos sritis atlieka skirtingas funkcijas. Tai tas yra labai svarbu, kai mes pradedame, žemės apskritai gilintis, kai pradedame galvoti apie eksperimentus, kuriais mes pradėsime tyrinėti, kaip smegenys veikia. Dabar šalia to elektrinio signalo matavimo, kaip mes elektrinį signalą matuojam, tai yra elektroencefalograma. Kai kas gal iš klausytojų ir bus tiesiogiai susidūręs, neurologų naudojamas tyrimas, tai yra ant galvos uždedama tokia kepurė su daug elektrodų ir mes tada galime matuoti signalo aktyvumą, taip kaip signalas vaikšto tarp skirtingų sričių, panašius dalykus, iš paviršiaus tik tais matuodami, laikinė skyra labai gera, erdvinė skyra labai bloga, nes matuojam per plaukus, kaukolę ir visą kitą, bet tai gali suteikti tam tikros informacijos ir, tarkim, diagnostiniais tikslais yra naudojama ir taip pat buvo naudojama ir tyrimų tikslais ilgą laiką, tačiau, kaip sakau, erdvinė skyra prasta ir mes santykinai mažai galime suprasti, kas ten vyksta. Bet turim kažką, kas geriau dabar tą patį dalyką? Proveržis atsirado prieš 30 metų, kai atėjo magnetinio rezonanso technologija į gyvybės mokslus ir ypač į neuromokslus. Ir prieš maždaug 30 metų prasidėjo pirmieji tyrimai, prieš 20 metų jau pradėjo steigtis centrai didžiuosiuose universitetuose, tokius kaip Cambridge universitetas, pavyzdžiui, kurie buvo specifiškai skirti tik tai smegenovaizdai, tik tai žiūrėjimui, kas vyksta smegenyse ir iš esmės pagrįsti. Nes tai yra labai brangios technologijos, tada iš esmės stovi centras, stovi ten 3-4 magnetinio rezonanso aparatai ir žiūrima, kas veikia. Ką tas magnetinis rezonansas matuoja, aš nesu fizikė, tai to paaiškinsiu tiek, kiek iš biologinės pusės, apie rezonansą neaiškinsiu, bet iš principo magnetinis rezonansas gali suvaizdinti minkštuosius mūsų audinius. Taip kaip rentgeno aparatą mes naudojame kaulams pamatyti, tai rentgenas mums negali padėti. Yra ten dabar tokia silpno rentgeno naudojama, kuri minkštiesiams audiniams truputį stebėti. Bet iš esmės jisai nepadeda mums pamatyti minkštųjų audinių. O magnetinis rezonansas jisai gali pamatyti vandenį iš principo. O vandens daug yra minkštuosiuose audiniuose, tai vaizdinant vandenį mes matome... Kai vandens molekulės kažkaip pagal polius, ne, ten pasišiftina. Taip, jos ten sukiojasi, bet iš principo mes tiesiog vaizdiname, kur tos vandens molekulės yra, ir kadangi mūsų minkštieji audiniai yra 70%, gali būti ir daugiau vandens, tai mes juos ir matom. Matom, kaip iš esmės, kaip vandens molekulės yra pasiskirsčiusios tame audinyje. Tai čia daugiau susijęs su pačia struktūra smegenų, ne? Tai noriu prie to ir einu po truputėlį. Nepakitusi pati fizikinė struktūra. Magnetinė rezonansa ir buvo struktūriniai pritaikyti. Yra tas toksai klasikinis tyrimas, kuris parodė, kad smegenis galim ištreniruoti ir už atmintį atsakingas regionus mes galime fiziškai pasididinti, jeigu labai intensyviai naudojame. Tai tas klasikinis Londono taksistų tyrimas, kad Londono taksistai, kurie orientuotis turi 96, man atrodo, maždaug metai, 95, tuo metu, kai jie turi, aiškiai, orientuotis Londone be GPS-o, su papiriniu žemėlapiu nevažinėsi, tai jie viską turi savo smegenyse ir tada pirmasis tyrimas, kuris parodo, kad jų hipokampas už atmintį atsakinga struktūra iš tikrųjų yra didesnė. Tai čia buvo struktūriniai tyrimai. Bet struktūriniai tyrimai labai mažai mums gali pasakyti apie tokius dalykus kaip laisva valia, apie tai, kaip mes galvojame ir kaip viskas vyksta. Taip. Mes galim matyti kažkokią tai turbūt, ne, jeigu pažeista kažkokia dalis, akivaizdžiai matyti tą pažeidimą ir susijęti tada su kažkokia ten kalbos sutrikimais ar kažkas panašaus. Ne? Iš esmės naudojama, tarkim, jeigu yra smegenų auglys, jisai pažeidžia specifinę smegenų sritį ir tada matom, kad ta funkcija yra pažeidžiama, tai mes galim tokiu būdu susijęti. Bet tai yra per mažai, jeigu mes bandome žiūrėti, o kaip žmogus mąsto, o kas yra sąmonė, o kas yra laisva valia, tai yra nepakankama. Struktūros mums nepakanka, kad mes galėtume tai įvertinti. Ir tuomet kartu su ja ta fizika vandens molekulių polių vaizdinimo ir biologija, kur mes jau kurį laiką yra aprašyta, struktūriškai, vergi funkciškai, kad tai atrodo aprašyta prieš daugiau negu 100 metų, yra tai, kad mes turime vadinamą neurovaskulinį vienetą. Kas tas neurovaskulinis, ar elementą, galbūt neurovaskulinį elementą, tai yra, kad neuronas, kuris yra aktyvus, jisai sąveikauja su astrocitu, kito tipo ląstelės smegenyse, o tas astrocitas veikia kaip jungtis tarp neurono ir kapiliaro šalia esančio. Kapiliaras yra pati ploniausia galima kraujagyslė, vienos ląstelės sluoksnio sienutė ir iš esmės vieno eritrocito skersmens spindis vidinis. Tai mes turime tokį iš esmės visiškai minimalų dalyką. Tai čia yra mažiausia, kaip sakyti, fizinė struktūra, per kurią
paduodamos medžiagos į neuroną, ar taip Taip, supratau? taip, nu, Iš iš esmės, taip, ir tada iš kraujotakos jau mes ten galime, reiškia, deguonis iš esmės gali ateiti, arba gliukozės molekulės gali Jo, ateiti, kas yra kuras, iš principo, neuronams veikti. taip. Ir tada buvo pastebėta, kad kai neuronas yra aktyvus, tas aktyvumas yra perduodamas, ne kaip elektrinis aktyvumas, bet astrocitai jaučia tą aktyvumą ir jį perduoda, perduoda signalą kapiliarams, kad kapiliarų pralaidumas didėtų. Ir tokiu būdu. Tam, kad, nu čia kaip čia sakyti, kaip sportininkas, ne, jeigu suaktyvėjam ir reikia daugiau vandens, reikia daugiau medžiagų, o kai aktyvumas krenta, tai yra signalas, kad gal nebereikia tiek kažkokio tai to kūro, ne? Taip Jo, galima. ir iš esmės taip yra dėl to, ir čia yra labai lokalus padidėjimas, jeigu įsivaizduoji. Smegenyse yra milijardai neuronų. Ir mes žinome, kad visi jie turi va šitą tą neurovaskulinį, iš esmės, vėlgi, tai neveikia vieno neurono, dažniausiai tai veikia neuronų grupės kontekste, bet tai yra labai lokalus tos kraujotakos sustiprėjimas. Ir tą kraujotakos sustiprėjimą mes galime užfiksuoti magnetinio rezonanso būdu, ir tada mes galime jį užfiksuoti laike ir turime funkcinį magnetinį rezonansą, kuris rodo ne tik tai struktūrą, bet ir rodo, kur tuo metu yra didesnė kraujotaka. O tą, kur tuo metu yra didesnė kraujotaka, mes interpretuojam, kad tuo metu tas smegenų sritis dirba aktyviau. Ar tai fundamentaliai yra žymiai tikslesnis negu elektros impulsų tyrimas, jeigu taip galim pasakyti? Tai yra tikslesnis, erdviškai jis yra tikslesnis. Laike, man atrodo, jis yra mažiau tikslus negu elektroencefalograma, bet erdvėje jis yra žymiai tikslesnis, mes galime vaizdinti gerokai mažesnės struktūras. Ir taip yra, čia iš esmės yra adaptyvus smegenų procesas, nes mūsų smegenys, jos naudoja labai labai daug energijos. Tas klasikinis skaičius 20% kūno energijos, nors sveria tik 2% kūno masės. Iš karto pasitiksinu, nes man kyla klausimas, šitas suaktyvinimas yra viena kryptis, nu kitaip sakant, jeigu mes turime impulsą kažkokį išorinį per regą, sakykime, ne, mes turim kažkokią reakciją, ne, turim suaktyvėjimą tų pačių neuronų ir tada automatiškai reikia daugiau deguonies ar ten tos pačios gliukozės. Ar jis yra ir kelių krypčių, tai nėra viena kryptis procesas. Jis yra dvi kryptis, yra jungi-išjungi, iš esmės yra on-off variantas. Tu arba atveri, sustiprini tą signalą, arba jį susilpnini. Kai tau nebereikia, tu išjungi tą kraujotaką. Vėlgi, kad galėtų pasiskirstyti energiją tose smegenų srityse, kuri reikalinga. Nu čia man belekiek klausimų kyla, bet mes čia ties šito užsibūsim. Supratau. Čia mums jau reikėtų sakyti, kad ir stop, ta prasme, čia yra tas tyrimas, kuris padarė proveržį, ar dar 23 šitie proveržiai buvo. Ne, čia iš esmės yra dabar, tai yra pagrindinė metodologija, kuri šiuo metu dabar yra naudojama vertinti smegenų aktyvumui. Yra vystomos kitos technologijos, nes jinai yra labai sudėtinga, tie, kas esate turėję dėl įvairiausių medicininių priežasčių apskritai magnetinio rezonanso vaizdinimą, didžioji jūsų dalis neturėjo funkcinio, aš vienintelis funkcinis vaizdinimas, kuriame dalyvavau, tai buvo moksliniais tikslais, kai pati buvau studentė universitete. Tai iš esmės mes visi, jeigu mediciniškai susidurėm, tai su struktūriniu vaizdinimu. Ir jūs žinot, kad tai yra milžiniškas aparatas, su milžiniškais, labai stipriais magnetais, tai yra apribojimai, kaip tu gali tą taikyti. Tu niekada negalėsi pritaikyti tokio tyrimo laisvai veikiančiam žmogui vertinti. Taip. Tai yra kuriami kiti metodai, tokie kaip pavyzdžiui NIRS, Near Infrared Spectroscopy, kuris yra vėlgi pagrįstas iš esmės tuo pačiu, vertini, kiek paviršinių kraujagyslių lokaliai hemoglobinas yra prisotintas deguonimi ir pagal tą skirtumą išskaičiuoja, kurioje vietoje daugiau yra, iš tikrųjų, daugiau vėlgi deguonies naudojama ir kurios smegenų sritis aktyvios. Bet neturi gylio. Neturi gylio, bet tai yra labai didelė svarba ir lygiai taip pat kaip elektroencefalograma. Tai yra tik tais paviršinis dalykas. Ir ką yra svarbu suprasti, kad aš manau, tai yra labai svarbus apribojimas mūsų tyrimų, kai mes kalbame apie sąmonę ir kai kalbame apie laisvą valią, kad mes orientuojamės daugiausiai į tyrimus smegenų žievėje. Jeigu mes pažiūrėsime, kaip smegenų žievė yra sudaryta, vienas iš modelių žiūrėti, kuris sulaukia daug kritikos, bet aš manau, kad jis sulaukia kritikos ne visai dėl to, apie ką tas modelis yra. Čia irgi, kai kritikuoji apie tai, ką galvoji apie ką tas modelis, bet tas modelis nėra visiškai apie tai, dėl ko jis kritikuojamas. Tai yra vadinamos trinarės smegenys, kur mes iš esmės atskiriame,
kaip evoliuciškai formavosi skirtingos sritys. Tai yra, būsite girdėję turbūt apie Čia reptilian brain, ne šitas? Taip, reptilian driežo smegenys, tada yra senosios žinduolių smegenys arba limbinė sistema, ir tada yra neokorteks, naujoji žievė, naujosios žinduolių smegenys, visi pusrutuliai mūsų smegenys. Tai kritika, iš kur atsiranda, žmonės sako, tai ką čia reiškia, kad mano reptilian brain yra tokios pat kaip driežo? Ne, tai nereiškia, kad jos tokios pat kaip driežo, tai reiškia, kad driežas turi atitinkamas smegenų struktūras, kurios atlieka panašias funkcijas. Aišku, kai mūsų tas sritis senųjų tų smegenų yra integruojamos kartu su naujosiomis smegenimis, tai jos įgyja ir naujas funkcijas, jis įgyja naują komunikaciją ir panašiai, bet iš principo tas funkcijas ir tokias sritis mes jau galime atskirti labai evoliuciškai senose smegenyse. Tai taip sakant, iš pirmtako vėlgi, driežą vienaip nuėjo, į žinduolius kitaip nuėjo, bet... Tai čia tokia evoliucinė perspektyva į tą tokią raidą ir tada galima turbūt lyginti su ir gyvūnų tyrimais ir žiūrėti, ta prasme, o kaip... Tada mes žinome, ko mes galime tikėtis, kurias smegenų sritis mes galime, tarkim, tirti stuburiniuose, kurias smegenų sritis mes turime tirti kituose žinduoliuose, nes vėlgi didžioji dalis tiesioginių smegenų tyrimų, neuromokslinių tyrimų yra atliekama naudojant gyvūnų modelius ir daugiausiai tyrimų yra atliekama naudojant graužikus. Graužikų smegenys jos neidealiai atitinka, jeigu mes kalbame apie sąmonę, mes nebegalime graužikų naudoti, nes jų smegenų žievė dar net neturi vingių, kurias mes įpratę. Aiškiai, jinai yra žymiai paprastesnė, yra žymiai mažiau neuronų, yra vadinamos lygiosios smegenys. Aiškiai, mes naująją žievę, jinai yra naujoji jau ir žinduolių, bet mes vadiname lygiosios smegenys, kur yra tie pusrutuliai lygus ir pereinam prie sudėtingesnių smegenų, nepasakysiu, nuo kokios jau rūšys jau turi tas raukšlėtasias smegenis iš esmės, kur yra tokios kaip žmogaus. Urte, bet šitoj vietoj turbūt atsiranda tas toks dalykas, kad neuromokslas šiuo atveju gali generuoti tam tikrus, kaip duomenis, kažkokius paternus, pagal apibrėžtas kažkokias tai gairės duomenų, pateikti, bet čia neatsiras kažkokio žodžio, realaus skaičio, kultūrinės įtakos, ekonominės kažkokios tai įtakos, socialinių situacijų ir panašiai. Tai turbūt tas neuromokslo tam tikros tokios galimybės, neturbūt, aš daugybę tokių tyrimų skaitęs, jos tada miksuojamos yra su tais sociologiniais, ekonominiais tyrimais, žmogaus elgesio tyrimais, kada iš esmės tu bandai surasti koreliaciją ar kozaciją tarp tų aktyvumų, gal čia amigdala iššovė smarkiau ir tada mes turim kažkokį pasišlikštėjimą socialiniai kažkokio tai situacijoje ir panašiai. Tai šitas turbūt tas miksavimo elementas, gal kad mes uždarytumėm šitą galbūt potėmę, kaip sintezuojasi šitie humanitariniai mokslai su tiksliaisiais, turbūt dar atsiranda ten ir grynoji chemija, ten ir kiti dalykai, bet ta sintezė irgi, kuo galbūt jį pasikeitė, nežinau, atsirado kažkokie tai metodai tikslesni galbūt, nežinau, tarp discipliniškumas kažkoks tai stipresnis atsirado, galbūt tų neuromokslo atradimų pasekoje. Kaip galėtum tą pakomentuoti? Tai turbūt tiek grinai pačiuose neuromoksliniuose tyrimuose, tiek po to jau pridedant ir tą tarpdiscipliniškumą įtraukiant, labai didelis poveikis yra dėl tobulėjančio mašininio mokymosi. Žmonės vadina tai dirbtiniu intelektu. Aš apie intelektų keliu šiek tiek aukštesnę kartelę. Tai man vis dėlto patinka vadinti tai, kas tai ir yra. Tai yra vadinamas mašininis mokymasis, kai mes sukuriame modelius, kurie geba išmokti ir atpažinti iš tikrųjų dalykus, kuriuos aprašyti algoritmais būtų labai sudėtinga. Tai nereiškia, kad tų pamatinių algoritmų nėra. Tiesiog procesai yra tiek sudėtingi, kad algoritmų parašymas pasidarytų labai sudėtingas ir taip pat atsiranda tas tam tikras foninio triukšmo aspektas, kuris palengvina visus skaičiavimus ir tą gali padaryti neuroniniai tinklai iš esmės. Tai šiuo atveju turim duomenų analizę ir duomenų mokslą šalia neuromokslo, kuris tada dar prijungiant humanitarinius mokslus duoda galimybę tiksliau išvengti kažkokių biasų, turbūt tam tikrų to triukšmo ir padaryti kažkokias tai, nežinau, teisingesnės. Gal net neišvengti triukšmo, bet panaudoti triukšmą kaip informacijos šaltinį, kas irgi yra labai aktualu. Ir aš manau, kad mes patys, vėlgi ne tik sudėtingas smegenys kaip žmonės, lygiai taip pat visi gyvūnai, pelės tos pačios ir žiurkės,
mes daug informacijos apdorojam neišvesdami tiesioginių taisyklių ir nesuprasdami tiesioginės pamatinės taisyklės, bet suprasdami, kad pasaulyje veikia taip. Tai ką iš esmės padaro mašininis mokymas ir kai jisai yra taikomas moksluose apskritai, jisai sako, nesako, bet jis mums duoda tokį output, kur aš nežinau kodėl, bet jeigu aš matau tokius neurokoreliatus, tai reiškia tokią veiklą. Tai pasižiūri, iš esmės kaip žmogus, dalis, tarkime, jeigu mes žiūrim smegenų aktyvumą elektrofiziologinį, tai yra vaizdo analizės iš esmės. Pasižiūri, kaip tai atrodo ten tie visi pikai. Ir čia panašu yra į tai, o čia panašu yra kažką kitą. Ir vėlgi, tai nėra kažkokio pamatinio algoritmo, kurio prašai, jeigu čia padidėjo, o po to čia po tiek laiko sumažėja, tai reiškia kažką. Bet tai yra tas atpažinimas kažkokių schemų ir atsikartojimų, kuris parodo specifinį kažkokį. Tai dideliuose masyvuose tu identifikuoji trendą ir po to jau nebe mašininio mokymosi kaip įrankių tu darai išvadas, bet tada jau savo kompetencijų kažkokiu tai būdu bandai išsiaiškinti, o kas šitas trendas, ką šitas trendas kažkoks tai sako, ne? Pakalbėkim galbūt apie tą baisiąją dalį jūsų tos interesus srities, tai yra smegenų ląstelių modifikavimas genetinis, CRISP technologijos ir panašiai. Ką tai kažkiek tai galbūt indikuoja, nežinau, sako, kad mes jau gana nemažai žinom ir pereinam iš tyrinėjimų dalies į kažkokį modifikavimą, gerinimą. Ir taip, kokią stadiją iš viso yra šitų mokslų. Žinau, kad lietuviai, nežinau, kiek jūs tiesiogiai prie to prisidėjusi, atsiprašau, gal aš kažkokias žinias praleidau, mačiau keletą vyriškosios lyties atstovų, kurie straipsniuose sužibėjo ir buvo matomi dėl būtent CRISP tos technologijos. Ir tiesiog, kad trumpai suprasti, kokioj čia mes stadijoje esam ir ko galima tikėtis, ką tie atradimai galbūt sako, ką mes turim šitoj srityje. Tai iš tiesų, CRISP pati technologija, tai vienas iš atradėjų yra lietuvis ir dirbantis gyvybės mokslų centre, profesorius Šikšnys, kuris iš esmės ir tapo pagrindu, jo tie atradimai ir tapo pagrindu Lietuvoje būtent stiprinti genų redagavimo technologijas ir prieš jau 3 dabar metus buvo įsteigtas partnerystės institutas tarp Vilniaus universiteto ir Europos molekulinės biologijos laboratorijos, kas yra toksai tarpdisciplininis mokslinis centras, vienintelis Europoje, kuris gali konkuruoti su didžiaisiais centrais JAV. Iš tikrųjų, tai mes, kai Europa sudeda visus pinigus į tokią laboratoriją, tai jie tada gali konkuruoti su gyvybės mokslų srityje, aš neku. Gali konkuruoti su JAV, tarkim, ten Stanfordo universitetas ir panašios vietos. Tai mes įsteigtas buvo tas centras būtent genų redagavimo technologijoms ir jame buvo 6, dabar 15 grupių vadovai jauni, kurie tas technologijas vysto ir arba taiko. Tai mano dalis yra tokia labiau prie taikymų dalies, nes irgi prisijungiau prieš 3 metus, kur tikslas yra panaudoti tuos molekulinius įrankius, molekulinės žirklės, kur mes labai specifiškai galime padaryti pakeitimus ir pritaikyti jas smegenų ląstelėse. Kam mes galime norėti tą daryti? Pirmas dalykas yra fundamentiniai tyrimai. Kaip sakiau, mes vis dar nepakankamai žinome apie tai, kaip veikia smegenys, kas vyksta, ir kadangi mes naudojame gyvūnų modelius, mes galime panaudoti tas technologijas ir specifiškai modifikuoti, kas vyksta smegenyse, tokiu būdu gaunant kažkokį atsakymą. Tai technologijos... Pasitikslinu, ar tai yra susijęs su pamodifikavimu ir kažkokios tai rezultato turėjimu čia ir dabar, ar tai yra su tuo, kaip čia galėčiau verti, genetiniu pernešimu, ne, kai dauginasi toliau ląstelės ir tas pakitimai kaip kažkokia atsitiktinė tarsi genetinė modifikacija, kuri su intencija yra toliau tame organizme palieka tą pėdsaką genetinį ir tai yra jau pakitęs organizmas per se. Ne, mes šnekame specifiškai to individo ląstelių modifikavimą. Tam, kad būtų perduodama kitoms kartoms, turėtų būti paveikiamos lytinės ląstelės, angliškai vadinama germline modification. Tai šita sritis yra etiškai žymiai jautresnė.
Jeigu mes šnekam apie gyvūnus, aišku, to jautrumo nėra. Ir tokiu būdu iš esmės yra sukuriami, vienas iš būdų sukurti genetiškai modifikuotus gyvūnus, jeigu mums jų reikia tyrimams. Žmonėse, manau, kad bus žymiai jautriau žiūrima į šitą temą. Mes galėtumėm kelti klausimą, kad galbūt turėtumėm leisti tokio tipo taikymus ateityje tam, kad jeigu žmogus yra genetinės ligos nešiotojas, modifikavus jo lytinės ląsteles, jo palikuonis, tada nebebus ligos nešiotojai arba neturės tos ligos potencialo, bet yra kitų būdų išvengti šito paveldėjimo ligos, nedarant būtent lytinių ląstelių genetinio modifikavimo. Tai čia tokia... Labai įdomu. Tai praplėskite iš karto šitą, ta prasme, kokie kiti būdai nemodifikuojant? Atsirinkti, nes dažniausiai, ypač jeigu mes kalbame apie ligos nešiotoją tiktais, tai vienas genas yra geras, vienas alelis yra geras, kitas blogas. Tai reiškia, kad lytinės ląstelės, kurios tiek moteriškos, tiek vyriškos turi tiktais pusę. Reiškia, pasidalinamas genomas per pusę, tai pusė jų turės ligos geną, kitos turės sveiką geną. Tai mes iš esmės, jeigu galime atrinkti geras nuo blogų, tai mums nereikia modifikuoti, mums užtenka atrankos šitoje vietoje. Kaip tai realiai, tokia distopija, aišku, nesiplėsim galbūt į šitos etinius klausimus, nes čia vėlgi yra čia visiškai kito epizodo irgi tema, jų kyla daugybė, tai galimybė turėti kažkokį genetinę ligą ar apsigimimą ir galimybė jos išvengti implikuoja tai, kad tradicinių lytinių santykių būtų vengiama, bet dirbtinis apvaisinimas arba to paties partnerio lytinių ląstelių atranka ir tada dirbtinis apvaisinimas atrinkus būtų kaip galimybė rinktis iš to paketo, pavyzdžiui, ne? Ir pora atlieka savo genetinius tyrimus, mato, kad ten yra kažkokios tai tendencijos tam tikrom lygom, patologijom ir panašiai, ir jie tada nusprendžia, pavyzdžiui, neturėti lytinių santykių dėl naujo vaiko pradėjimo, bet pasirenka dirbtinį apvaisinimą ne iš kitų žmonių gautų ląstelių, bet iš jų pačių, kurios atrinktos yra kažkaip tai. Turite omeny, kad tai yra įmanoma ir kažkokia... Tai yra jau daroma. Tam tikrų lygų, labai sunkių lygų atveju. Man atrodo, Ispanijoje visas šitas yra legaliai, lygtais Ispanijoje yra geriausiai išspręsta aiškiausiai. Aš manyčiau, kad UK turėtų būti išsisprendę šitus dalykus. Problema ta, kad mes lytinių ląstelių atsirinkti dar gerai nemokame, tai dažniausiai atranka yra daroma embriono stadijoje, kas vėlgi turi, priklausomai nuo filosofinio kiekvieno žmogaus pozicijos, tai turi skirtingo sunkumo etinį krūvį. Yra ankstyvoje stadijoje, kai embrionas yra 8 ląstelių, yra paimama viena iš 8 ląstelių ir ištariama, ar jinai turi ligos geną, pavyzdžiui, Huntingtono ligos, kuri yra labai labai sunki, kuri yra labai pavojinga, kur užtenka paveldėti vieną geną iš savo mamos arba tėčio ir tai reiškia, kad tu 30-35 metų susirgsi baisia neurodegeneracinė liga. Kas yra 30-35 yra anksti, bet jau kai tu jau galėjau turėti vaikų iš esmės. Tai yra tiesiog atrenkami tie embrionai, kurie neturi genų, pusė iš jų neturi ligos genų ir tik tais jie yra implantuojami motinai, kad nėštumas būtų tęsiamas. Ir kiti embrionai yra sunaikinami. Bet jeigu dabar grįžtumėm šiek tiek kūnų liftų į viršų prie tų smegenų ląstelių modifikavimo, ką apie tai papildomai galite pasakyti? Tai yra vienas, sakau, fundamentiniai tyrimai, kuriuos mes orientuojame kuriuos mes tiesiog naudojame gyvūnų modeliuose. Bet aišku, ne tai yra įdomiausia. Mums yra įdomiau, o kaip mes tai galime pritaikyti žmogaus būklei pagerinti. Ir vėlgi šitoje vietoje aš labai aiškiai brėžiu ribą bent jau savo, kad mano tikslas, prisidedant prie šitų tyrimų, yra nepagerinti ir nepadaryti kažkokį übermensch. Mano tikslas yra padėti žmonėms, kurie turi sunkias būklės dėl to, kad jie turėjo specifinės genetinės modifikacijas. Su turimomis žiniomis ir su turimomis technologijomis mes galime galvoti apie tai, kaip pritaikyti šitus metodus ligoms, kurias sukelia vieno geno mutaciją. Galėtumėm šnekėti apie 2-3 ir panašiai, bet negalim šnekėti apie multigeninės ligas, tokias, kur
Vėlyvas Alzheimerio liga. Jeigu ankstyva, mes žinome specifinius genus, kurie yra paveikti. Jeigu mes šnekam apie vėlyvą Alzheimerio ligą, tai yra įvairiausių genų kombinacija ir tada, aišku, mes jau nebežinome nei ką modifikuoti, nei kaip tiksliai, kad gautumėm gerą rezultatą. Bet pasitikslinu, kaip tu gali tada jau gyvenančiam žmogui pašalinti tą genetinį sutrikimą, modifikuojant tas ląsteles, tai reikia tada visas ląsteles modifikuoti. Jo, čia yra labai geras klausimas ir tai tikrai priklauso nuo ligos, apie kokią ligą mes šnekame. Mes rinkdamiesi modelius, kurie mums yra svarbus, šiuo metu orientuojamės ne į pačių neuronų modifikavimą, bet neuronai smegenyse sudaro tik 10% ląstelių. Tai vėlgi, kai sakai smegenų ląstelių modifikavimas, tai neuronų modifikavimas. Jo, atsiprašau, aš žiūriu į tą pilką masę, o kitų dalykų nėra. 90% ląstelių yra kitų. Kodėl yra privalumas su tomis ląstelėmis dirbti? Nes tos ląstelės dauginasi, tai yra, kad jeigu mes padarome dalį ląstelių, mums techniškai pavyksta genetiškai modifikuoti, tai reiškia, kad tos ląstelės pasidaugins ir jeigu jos turi evoliucinį pranašumą prieš ląsteles, kurių genas, pavyzdžiui, yra sugadintas, tai tada mums net nereikia, jos gali, vadinama, kloninė ekspansija vyksta ir kloninė ekspansija laimi tos ląstelės, kurios yra, čia smegenų viduje Darvino teorija survival of the fittest. Tai čia galima netgi du viename padaryti, turbūt, kad ląstelės būtų pranašesnės. Gal ir ne du viename. Ne, tai aš suprantu, ką jūs turite omeny, kad šalia to, kad mes tam tikrą geną pamodifikuojame, padaryti ir tai, kad juos... Dar sustipriname, ta prasme, jos tą pranašumą. Tada iškyla, kad nebūtų per stiprios, kad neatsirastų vėžių, čia toksai techniškai yra ribinė situacija. Kitas dalykas yra, kad yra tam tikros ligos smegenų, kurios yra vadinamos iš esmės metabolinėmis lygomis galima vadinti. Jos iš esmės yra susijusios su tuo, kad kad mutuojasi fermentai, kurie yra būtini visam mūsų kūnui, bet labai dažnai tokios ligos, jos pažeidžia specifiškai smegenis dėl to, kad jos turi mažesnį regeneracinį gebėjimą, lyginant su likusiu kūnu. Ir yra grupės tokių ligų, kurios, aišku, paveikia visą kūną, bet stipriausia simptomatika yra būtent smegenų. Ir kadangi mes grįšime po truputėlį prie tos temos, apie kurią šnekėjome, kadangi buvimas žmogum mums daugiausiai yra tai, kas vyksta mūsų galvoje, tai yra, kad net jeigu mūsų kūnas nustoja tinkamai veikti, jeigu žmogus yra visiškai paralyžiuotas, taip, mes vis tiek dar esame savimi. Kai yra paveikiamos smegenys, mes tarsi prarandame tą savastį. Kai kalbame, tarkime, apie neurodegeneracinės ligas, tai mes prarandame ją. Jeigu mes šnekame apie neurovystymos ligas, mes tarsi negalime pasiekti to potencialo, kas aš iš tikrųjų esu, dėl to, kad mano smegenyse kažkokio fermento trūksta ir neuronai tiesiog negali veikti taip, kaip jie galėtų veikti. Tai tokių ligų, kai yra reikalingi veikiantis fermentai, jų atveju iš tikrųjų užtenka, kad būtų modifikuota tik tais santykinai nedidelė 10-20% ląstelių dalis, kad to užtektų kompensuoti esamam poreikiui. Iš tikrųjų, tai vėlgi, rinkdamiesi tuos modelius, čia yra vėlgi tyrimai, kuriuos mes pradėjome prieš 2-3 metus, tai mes esame labai ankstyvose stadijose, tai yra nauja visiems mums, bet turime užmesgę keletą bendradarbiavimų būtent šią temą ir iš esmės žiūrėti, kaip mes galime atlikti šias modifikacijas tam, kad iš tiesų palengvintumėm simptomatiką, palengvintumėm ir galbūt žmonėms, kurie, tos ligos atsiranda ir spontaniškai, jos nebūtinai yra paveldėtos, didelė dalis jų yra spontaninės, kad kokią galimybę tam žmogui padėti iš tikrųjų suvaldyti simptomus. Nes vėlgi, šiuo atveju angliškai yra labai geri terminai, mes tokio neturime gražaus skirties, yra treatment ir cure. Taip. Kur treatment, tai ką darai, kad būtų geriau, o cure, ką tu padarai, kad ligos nebeliktų apskritai. Tai iš principo su tuo tiksliniu genetiniu modifikavimu mes nuo ligų, kurios turėjo tik tais treatment galimybės, periname prie cure galimybių. Tiesiog pašalinimas iš esmės. Pernai metais CRISPR-Cas technologijų pirmieji vaistai buvo FDA, Amerikos vaistų ir kažkaip ten agentūros, kuri leidžia visus vaistus naudoti, buvo aprobuoti, kurie yra skirti kraujo būklėms, tai yra pjautuvinė anemija, angliškai sickle cell anemija ir beta thalassemija.
Jos skirtingos ligos, skirtingi genai paveikti, bet principas yra tas pats. Joms koreguoti, kur yra paėmamas žmogaus ląstelės, jos sutaisomos ir grąžinamos atgal žmogui. Ar šitas žodis terminas genų terapija čia aplikuojasi ar ne? Genų terapija yra šiek tiek platesnė sritis, nes genų terapija yra taikoma jau ir anksčiau ir vienas tokių yra klasikinių ligų, kur buvo taikoma, tai yra raumenų distrofija, muscular dystrophy, kur yra iš esmės suleidžiama, pavyzdžiui, informacinė RNR, kuri koduoja reikiamą baltymą. Tai irgi yra genų terapija, bet aš ne geną taisau, o tiesiog kompensuoju geno trūkumą, pateikdamas, tarkim, geno informaciją kūnui, kad kūnas pasigamintų tai, ko reikia. Ir jį vėlgi replikuojasi ne tik tą kartą, kai yra suleidžiama, bet replikuojasi todėl, kad yra pakeitimas tam pačiam RNR. Taip, kai mes šnekame apie CRISPR-Cas technologijas, tai tokiu atveju mes pakeičiam geną ir tada mums niekada nebereikės kartoti gydymo, kadangi jau kiekvieną kartą, kai nuo to geno bus nuskaitoma informacija, ta informacija bus teisinga. Jūs Kai mes paminėjot... kalbame apie genų terapiją, kai informacinė RNR pateikiama, tai tą informacinę RNR reikia nuolat pateikinėti. Ai, supratau. Jūs minėjot, kad tai yra pirmieji vaistai. Tai pirmieji vaistai tik tais Amerikoje ar pirmieji vaistai aplamai? CRISPR-Cas technologijomis pagrįsti pirmieji apskritai. Pirmieji. Čia vėlgi platus toks galbūt klausimas, bet gal sureaguosit kažkokio tai konkrečių pavyzdžių, ne? Konkrečioje situacijoje, kaip apsisaugoti nuo šalutinių poveikių, ta prasme, kad tu modifikuodamas neturėsi, kaip sako, tos reakcijos, kai sprogs galva, nes tos modifikuotos ląstelės bus evoliuciškai dvigubai greičiau, ten dauginsis galvoje. Aš čia tokį anekdotinį tokį jau pavyzdį pateikiu, bet kaip apsisaugoti nuo tokių galimybių, tai yra tada bandymai su gyvūnais ir stebima yra, ar kažkokie tai modeliavimai vyksta, tiesiog teoriniai, kurie mums gali apibrėžti, kad mes padarysim tokius pakeitimus ir čia neturėtų būti blogai šalutinių poveikių. Čia labai svarbus klausimas ir labai aktualus klausimas, tai vadinami off-target effects, tai yra nuo taikinio nukrypę efektai, nes vėlgi, kad ir kokį tikslų įrankį mes turime, visą laiką yra rizika, kad jisai veiks kažkur kitur. Kas yra iš esmės daroma, tobulinant tuos įrankius, darant juos sudėtingesniais, iš principo galima pasiekti, sukurti juos, kurie turėtų nedaug off-target efektų. Tada, aišku, viskas prasideda nuo to, kaip jūs sako, teorinis modeliavimas. Tai pirmiausia, pradedi teorinį modeliavimą. Žiūrėjau, jeigu tavo teorinis modeliavimas sako, kad čia bus blogai, tai net nepradedi toliau. Kitas žingsnis yra darbas su ląstelėmis ir tada klausimas, jeigu mes ląstelių kultūroje, tai yra tokiose ląstelėse, kurios yra immortalizuotos, jos atitinka žinduolių ląstelės, bet nėra visiškai tokios ląstelės kaip mūsų kūne. Jeigu mes pamatome, kad ten viskas gerai, tada turim du kelius, ką toliau galime daryti. Mes galime gyvūnę tirti, bet kai kalbame apie žmogaus genų modifikavimą, gyvūnas neturės tokio geno. Jo genas jau bus kitoks, mes galime analogiškai įrankį pritaikyti, bet ne tokį patį. Ir tai netinka iš tikrųjų mums, kai kalbame apie genų redagavimą. Tai kitas kelias, kuriuo iš tikrųjų yra einama, tai yra indukuotų pluripotentinių ląstelių naudojimas. Kas tos indukuotos pluripotentinės ląstelės? Turbūt esat girdėję apie embrioninės kamieninės ląsteles, iš kurių galime padaryti bet kokią savo kūno ląstelę, bet jos gaunamos yra iš embrionų, vėlgi tiek etiškai tai kelia problemų, tiek yra medžiagos prieinamumas yra labai mažas. Jeigu mes šnekame apie konkretų pacientą, tos medžiagos prieinamumo iš viso nėra, nes jau seniai pabaigė savo embrioninę stadiją. Ir tada yra pluripotentinės kamieninės ląstelės. Pluripotentinės kamieninės ląstelės tai reiškia, kad jos negali visko padaryti. Iš jų mes naujo organizmo neužaugintume, bet jos gali pakankamai daug. Jas galime mes tam tikrais stimulais paveikti, kad jos pavirstų tam tikro tipo ląstelėmis. Vėlgi, tų kamieninių, tokio tipo pluripotentinių ląstelių kamieninių yra įvairiausiose vietose, pavyzdžiui, danties pulpoje. Ir galime su jomis dirbti, bet danties gal nenorėsime išsirauti, net jeigu ir tai padės mums kažkokią ligą gydyti. Tai yra ieškoma kitų būdų, kaip tai pasiekta. Ir prieš maždaug, sakyčiau, 20 turbūt metų buvo sukurta, 15, buvo sukurta technologija, 20 vis dėlto, atsiprašau, indukuotų pluripotentinių ląstelių, kur mes paimame dažniausiai arba kraujo ląsteles, nes lengva paimti bandinį iš bet kurio paciento, arba odos fibroblastus, tai irgi vienkartinė biopsija odos ląstelių, ir jas paveikiame taip, kad jos vėl taptų pluripotentinėmis. Yra metodika,
skirtingos medžiagos, skirtingi etapai, kad mes iš ląstelių, kurios yra diferencijavusios, kurios atlieka labai specifinę funkciją, mes jas sugrąžiname į tą pluripatentinę stadiją. Geras, čia labai įdomu. Ir tada iš šitos vietos aš galiu pasigaminti, ką noriu. Neuroną, astrocitą, kuriuos jau minėjome, mikrogliečiai, imuninę ląstelę smegenyse arba bet kur kitur savo kūne. Ir mes iš esmės galime pasidaryti, ką tik noriu. Aš galiu paimti ląstelę iš konkretaus paciento. Aš galiu, tai reiškia, kad aš turiu ne tik tais geną, kuris yra specifiškai modifikuotas, bet visą kitą genetinę aplinką, kurio mes irgi skiriamės. Mes skiriamės nedaug, mes turim gana. Genetinė aplinka, kuri įtakojo tą ląstelę, jūs turite omeny. Kuri įtakojo tą ląstelę, nes vėlgi mes genetinės aplinkos kaip po mes įtaką tarsi matom tam pačiam RNA ir DNR, kuri yra likusi dėl to. Tai ta genetinė aplinka tai yra kitos likusios DNR sekos, kurios nėra konkretus genas, kurį mes bandome pataisyti. Jo, taip. Jo. Ir tada mes tą paciento mes galime ištirti tiek efektyvumą ant pacientų ląstelės konkrečios, tiek šalutinius poveikius ant pacientų ląstelės. Kitas privalumas ir priežastis, kuria aš manau, kodėl būtent kraujo ligoms buvo aprobuota šita CRISPR-Cas terapija dabar ir kitas žingsnis bus žymiai sudėtingesnis, yra tai, kad visa modifikacija vyksta už organizmo ribų. Tai yra paimamos ląstelės, kaulų čiulpų, supaprastinant, jos yra modifikuojamos ir jos tada yra grąžinamos pacientui. Tai yra, kad aš turiu... Tai čia personalized, vis tiek treatment yra, ta prasme, tie vaistai, tu turi užsakymą duoti, tada tyrimus, paėmimą ir tau sugrįžta tie vaistai, kuriuos tu vartoji ir... Jeigu aš neklystu iš to, kiek aš skaičiau, kiek aš supratau, pats būdas modifikuoti nėra personalizuotas, bet tai daroma personalizuotai ant paciento ląstelių. Jo, taip. Ir tada mes iš esmės turime visas galimybės ištirti, kokias aš čia ląsteles gavau, ar viskas su jomis gerai, ar jos neturi vėžinio potencialo ir panašiai. Ir tada, kai esu tikras, kad šitos ląstelės, galima padaryti jų kloninės ekspansijas, aš galiu atsirinkti ir sakyti, bet tik tai šitos ląstelės atrodo turinčios mažiausiai nespecifinių pakitimų ir dėl to aš jas pasiimsiu ir naudosiu. Ir tada aš jas jau galiu grąžinti į organizmą po to, kai esu tikras, kad yra viskas gerai. Kai mes kalbame apie ląstelių modifikavimą pačiame organizme, tai yra neišvengiama. Tada mūsų turi būti be galo tikslus redaktorius, genų redaktorius, kad mes leistume jį naudoti tiesiai organizmą. Supratau, nes jau nesustabdysi tada arba turėsi šalinti tas ląsteles, jeigu pastebėsi kažkokius pakitimus, kurių tu nenori. Ir gali būti labai sudėtinga pašalinti. Mes žinome vėžio atveju, kaip sudėtinga yra pašalinti ląsteles, kurios turi pakitimus, kurie yra netinkami. Jo, okei. Tai mes gal pereikim tada prie pačios temos, tokia neblogas intro mūsų. Dėl tų vadinamųjų filosofų diskusijose, viešųjų kalbėtojų, kurie bando pasisakyti neuromokslų, psichologijos, filosofijos temose, yra toks terminas naudojamas, kad hard problem kažkokia tai būna. Ta prasme, tokia kokia, mes dar vargsim arba iš viso neįspręsim, ta prasme. Ir šalia visada yra tas hard problem of consciousness. Ir tada klausimas, nežinau, jum kaip neuromokslininkai, tai gal mes ir baigsim to pokalbį iš tikrųjų. Ar čia iš tikrųjų yra ta sudėtinga sąmonės ta problema tokia kaip, ar ji yra, kaip pasakyti, sufalsifikuota problema, kurios nėra. Kitaip sakant, jeigu tu bandai mūsų kažkokią tą patirtį, kurią mes dabar turim, kažkaip tai apibrėžti ir suteiki ją terminą, kažkokią tada tą terminą krauni, tada kiti žmonės krauna, gaunasi toks sintezuotas reikšmių toks tinklas ir kai bandoma kalbėtis tiesiog, nežinau, verbaliai bandyti apibrėžti tą ir pagrįsti kažkokiais loginiais teiginiais, o kaip čia galėtų būti su ta sąmonė čia tikrai ta sudėtinga problema yra jos, aš taip nutukiu, kad kartais neuromokslininkai gal ir pasijuokia į kumštį šiek tiek, ta prasme, kad, come on, ta prasme, čia nėra taip sudėtinga, jūs keliat problemą ten, kurios nėra. Ar čia yra problema? Tai aš manau, kad su sąmonė yra toks labai dalykas. Mes puikiai suprantame, kas yra sąmonė buitiškai. Šnekėdami. Čia pasiginčyčiau iš karto su jumis, ar čia puikiai suprantame. Ne, bet buitiškai, aš būtent šneku buitiškai, buitiniam kontekste. Žmogus be sąmonės, žmogus su sąmonė.
Nu, vaikas gal negali pasakyti, nes nėra matęs, kas yra be sąmonės, bet jis jau supranta skirtumą miegantis, nemiegantis žmogus. Nu, miegantis nualpęs miręs, ne, kitaip Taip. sakant. Tai iš esmės tas skirtumas, jisai, sakau, tam intuityviame buitinėme lygyje mums yra visiškai absoliučiai aiškus. Ir gali būti, kad jisai yra aiškus ne tik mums, gali būti, kad jisai yra aiškus ir kitiems gyvūnams. Vėlgi čia apie žinduolius mes dabar šnekėtumėm, pavyzdžiui, ne? Kad žinduoliai, kad ar gali pelė atskirti, ar kita pelė yra sąmoninga ar ne. Aš nežinau, aš iš karto padaryta, bet aš manau, kad pelė gali atskirti, Taip. ir kita pelė yra sąmoninga. Aš iš karto prisiminiau tas ožkas, kurias pagazdinė, jos apsimeta mirusiam, krenta ant šono ir tada predatorius iš esmės gali sakyti, kas čia dabar įvyko, ta prasme, ir nueiti šalin. Tai jo, šitas dalykas. Tai nėra tos problemos, ne, mums aišku, skirtis. Tai čia tam buitiniam lygyje. Kiek mums sąmonė reikia suprasti, kad mes galėtumėm egzistuoti šitam pasaulyje, viską mes suprantame ir viskas su to yra gerai. Dabar, kai mes pradedame bandyti apibrėžti sąmonę kaip terminą, tada atsiranda daug įvairių problemų. Visi tie apibrėžimai yra deklaratyvūs, visi tie apibrėžimai kažką turi atmesti, kažką turi įtraukti ir tada kiekviena mokslo sritis apsibrėž savais terminais. Jeigu mes šnekame apie neuromokslus, aš nemanau, kad neuromokslai patys savaime yra pajėgus paaiškinti, kas sąmonė yra. Ką neuromokslai gali atsakyti? Jie gali atsakyti, kokios smegenų veiklos mums reikia, kad mes būtume sąmoningi. Arba kokios smegenų veiklos nelikus, mes esame nebesąmoningi. Tai kaip su skoniu kokiu nors, ne, ta prasme, rūgštu, ne? Tai ką mums reikia padaryti, kad tas rūgštumas atsirastų kaip pojūtis, ne, kurį gali identifikuoti daug kas, ne? Bet mes to rūgštumo paties kaip ir, ką apie tą rūgštumą galim patį pasakyti, ne? Tai čia panašu? Iš esmės, kad jeigu arba sakykime, kvapo, ne, pojūtis universaliai, jeigu man nelieka epitelio, uoslinio epitelio, aš tik kvapo nebeužuodžiu. Tai mums pojūčiai susiformuoti reikalingas neuropitelis. Čia net ne visai būtų diskusija, čia smegenų dalis, nesmegenų dalis. Šitą nelysime dalį. Čia priklausys vėlgi nuo to, kas tyrinėja. Bet tai nieko nepasako apie patį kvapo netgi suvokimą. Tai tik tai sako, kad mums reikėjo įrankio, kad aš tą kvapą galėčiau pajausti. Yra tada skirtumas, kur pojūtis ir suvokimas. Mes jaučiame savo kūnų gerokai daugiau negu sąmoningai suvokiame. Nes mes šnekam apie pasąmonę, arba yra pasąmonė, yra nesąmoningas suvokimas, tai čia yra tokia irgi klausimas, kaip mes juos atskiriame. Bet mūsų kūnas, mūsų smegenys gauna labai labai daug informacijos iš mūsų kūno. Ir visa ta informacija veikia mūsų sąmoningus sprendimus ir pasirinkimus, nepriklausomai nuo to, ar mes ją apsvarstome sąmoningame lygyje ar ne. Tai irgi yra tas integralumas smegenų veikimo, kad mes iš principo funkcionuojame šitame pasaulyje ir aš manau, kad tai turėjo didelį evoliucinį privalumą, interpretuodami viską, kas vyksta aplink mus, kaip sudėtinės dalis mūsų buvimo. Dėl to atsiranda tokių įdomių dalykų, kaip ne visuminės, bet sudėtinės? Visuminės, kaip pasakyti, sudėtinės, iš esmės, kad viskas, kas vyksta aplink, yra svarbu bet kuriam sprendimui priimti. Ir tai tampa, vėlgi, kai mes pradedam gyventi šitam pasaulyje, koks jis yra, kai mes turime virtualų pasaulį, kai mes turime internetą, visą kitą, visada atsiranda problemų, nes žmonės vis dar viską interpretuoja vienoje vietoje, o ta situacija yra pasikeitusi. Ir aš manau, kad įvairūs iššūkiai, kaip padidėjęs nerimas ir panašus dalykai gali būti susijęs su tuo, kad mes vis dar bandome funkcionuoti viską integruodami į savo gyvenimą, ta įvairovė yra labai didelė ir gal nebe viskas yra tiek svarbu kiekvienam. Pasitikslinsiu, Urte. Jūs minėjote, kad mes gauname žymiai daugiau impulsų, tam tikrų dirgiklių ir panašiai, negu juos įsisąmoniname. Ta prasme, tiek mūsų organizme vykstantis procesai, nežinau, psichosomatiniai procesai, parasimpatinės sistemos, automatinės sistemos ir panašiai, mes ne viską sąmoningai apdorojame, mes nekreipiame dėmesio tarsi savo sąmonę, jeigu iš vis galim taip atskirti nuo kūno tą sąmonę, kad mes nekreipiam tarsi dėmesio, bet žymiai daugiau dalykų vyksta aplinkui. Tai ar čia tas sugretinimas, apie kurį jūs ir kalbate, kad
tam tikros problemos atsiranda tarp to filtro, ta prasme, kas yra mums reikšminga informacija, kuri mums, nežinau, duoda tą geresnį išlikimą, kažkokią tai gerovę ir panašiai, ir tarp to triukšmo, kuris, nu, turėtų būti galbūt neidentifikuojamas arba jam nesuteikimi tokie svoriai. Padėkit suprasti, ką jūs čia pasakėte ir ar mano šitas sureagavimas atitinka tai, ką jūs turite omeny. Tai trys pavyzdžiai apie tai, bet iš skirtingų pusių, kad geriausiai, kad suprastumėt. Pirmas, mano labai mėgstamas, iki šiol visi sėdėjote ir nejautėte savo drabužių ant savo kūno. Algimantai, ar jaučiate savo drabužius ant savo kūno šiuo momentu? Jo, nes aš visą pokalbio metu šitą sagas sukinėjau, tai kaip ir jaučiu, bet ne taip, kaip dabar jaučiu. Dabar jau jaučiu. Tas yra aktualizavimas. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad mūsų receptoriai sensoriniai nesiuntė tos informacijos, bet jie siuntė informaciją į smegenų sritį vadinamą gumburu. Ir gumburas tada informaciją rūšiavo ten, priklausomai nuo to, vėlgi, tai yra tinklai, smegenų ansambliai skirtingų sričių, kurias lemia, ar tai svarbi informacija ar nesvarbi. Ir kadangi tai, kaip guli mano drabužis ant mano kūno, išskyrus tuo atveju, jeigu jisai mane graužia, tai yra fizinis pažeidimas iš esmės, jisai yra nesvarbi informacija, jinai yra neperdodama į sąmoningą lygį tam, kad neužimtų mūsų, panaudosiu kompiuterinį terminą, bandwidth. Mes turime ribotą gebėjimą apdoroti kiekį informacijos, tai nesiunčia tą informaciją, kuri neaktuali. Antras pavyzdys, tris buvau sugalvojus, kol jūs klausėte, dabar trečią atsimenu, antro ne. Antras pavyzdys, dabar sėdite, gulite, priklausomai nuo to, kaip klausote šito pokalbio, mes su Algimantu bent jau sėdime, nei vienas nenukrentam nuo kėdės dėl kažkokių priežasčių. Ir jums galėtų atrodyti, kad sėdėti ant kėdės yra labai lengvas darbas iš tiesų, bet tai nėra lengvas, jeigu jūs pasižiūrėsite į kūdikį, kuris bando sėdėti, jisai vis atsitiktiniais laikotarpiais nukrenta kažkokiu būdu. Sėdi ir nukrenta. Todėl, kad iš tikrųjų sėdėjimas yra aktyvus darbas, kai mūsų propriopercepcija, tai yra vidiniai visi receptoriai, kurie pasako mūsų smegenim, kokia yra mūsų kūno poza. Siunčia informaciją smegenims ir pagal tai, kokia yra propriopercepcinė informacija, atgal grįžta motorinė informacija, kaip mums mikro raumenų judesiais išlaikyti tą pozą, kad mes stabiliai sėdėtume. Vėlgi, visa tai vyksta refleksiniam lygmenyje. Išskyrus tada, kai esi kūdikis ir tada, kai tu turi galvoti apie tai, ką darai tam, kad nenugriūtum. Tai mes turime procesą, kurį mes išmokstame ir automatizuojame sąmoniai dalyvaujant, bet po to, kai jis yra gerai automatizuotas, mes galime nebeperkelti jo į sąmoningą supratimą ir dėl to mums yra vėlgi atlaisvėję, mes galime tada šnekėti apie sudėtingus dalykus, mes galime galvoti apie sudėtingus dalykus, nes tam lieka mums energijos elementariai, nuo ko mes ir pradėjome iš tikrųjų šiandienos pokalbį. Ir trečias pavyzdys apie tai, kiek svarbi mums yra informacija, kurią mes apdorojame nesąmoningai, yra tai, kad mes dabar sėdime ir bendraujame per ekraną ir tai mums jau tapo įprasta per 4 metus. Bet jeigu pareflektuosite, kaip mes pavargdavome virtualiuose susitikimuose, kai prasidėjo pandemija ir kai mes perėjome iš realaus gyvo bendravimo į nuotolį, iš tikrųjų tai buvo labai sudėtinga. Ir viena iš priežasčių, kodėl mums tai buvo sudėtinga, yra tai, kad mes sėdėdami per ekraną, mes netenkame labai daug įvairių sensorinių užuominų, angliškai, nematingama, lietuviškas terminas, angliškas terminas yra cues. Sensorinių užuominų yra kvapas, kūno poza, nes vėlgi mes matome labai ribotai savo kūno kalbos ir kiti dalykai, kuriuos mes irgi integruojame ir kurie mums padeda interpretuoti ir tai, ką kitas žmogus sako, ir kaip jisai jaučiasi, ir kaip aš turėčiau į tai reaguoti ir panašiai. Kai mums liko tik tais plokštės 2D vaizdas ir garsas, mums pasidarė labai sudėtinga, nes mes turėjome žymiai aktyviau vėlgi naudoti savo kognityvinės pajėgumus tam, kad interpretuojam, ką reikia sakyti, nes nebeliko tos informacijos, kurią mes paprastai apdorodavome pasąmoningai. Ok, norėjau tada paklausti, jeigu mes buitį taip gerai suvokiam, tai koks būtų tas organizmas, minimalus sąstatas to organizmo, nežinau, ląstelių ar neuroninės kažkokios tai sistemos, ką būtų galima įvardinti kaip sąmoningo organizmo? Tai iš principo mes tai, kaip apibrėžiame sąmonę dabar, bet tai vėlgi tai yra apibrėžimas. Bet kaip apibrėžime, tai kas tie apibrėžėjai? Kaip mes apibrėžiam sąmonę dabar, tai mes neuromokslinėme kontekste, mes ją suprantame kaip mūsų smegenų žievės produktą. Tai yra tai, kas vyksta smegenų žievėje,
ne viskas, bet dalis, kas vyksta smegenų žievėje, yra mūsų sąmoningas patyrimas. Tai, kas vyksta požievinėse struktūrose, tai yra mūsų vidurinės smegenys, jau mano paminėtas gumburas, tai yra kitos smegenų sritys, kurias mes vadinam driežo smegenų dalis ir panašiai. Tai mes laikome, kad nėra reikalinga mūsų sąmonės patyrimui. Tai nereiškia, kad tai nekeičia, ką mes jaučiame, kaip mes jaučiame ir kokius mes sprendimus priimam, bet tai nėra pačiam sąmonės patyrimui. Tai tada iš karto mes turime ribą, kokie gyvūnai mes galime tikėtis, kad turi sąmonę, tai bus tik tais tie gyvūnai, kurie turi naująją smegenų žievę. Tai mes šnekame apie žinduolius ir net ne apie visus, apie sudėtingesnius žinduolius mes iš esmės šnekam. Pelės čia jau sudėtingesni žinduoliai. Ir tada yra klausimas, tai čia yra iš tos neurokoreliatų pusės, ką mes galime apsibrėžti. O toliau yra labai sunku pasakyti, nes didžioji dalis to, ką mes tyrinėjame, kai tyrinėjame sąmonę, mes remiamės tuo, ką žmogus mums pasako. Ir čia yra labai didelė problema moksliniuose tyrimuose, jeigu mes vertiname, kas vyksta pagal tai, ką žmogus pasakė, nes mes nieko nesuprantam, kas vyksta iš tikrųjų. Ir tas self-reporting, pačiam sakymas, kas vyksta, jis iš esmės yra labai labai subjektyvus ir netikslus. Refleksija tam tikra prasme. Tam tikra refleksija, jo, mes sakome ne kaip buvo, bet aš pasakoju, kaip man atrodo, kaip reikėtų, įtraukiame įvairų racionalizavimą ir panašius dalykus. Tai čia yra savaime netikslus dalykas, jeigu mums reikia, kad žmogus pats paraportuotų, pasakytų, kaip jisai jaučiasi. Ir tada tai reiškia, kad mes labai ribotai galime taikyti kitus modelius, mes labai ribotai galime tirti kitus gyvūnus, su kuriais mes neturim to galimybės komunikuoti ir galimybės suprasti, kas ką, kaip jie jaučiasi, kada tai yra sąmoningas, kada tai nėra sąmoningas patyrimas. Čia išėjo nesenai visai knyga Roberto Sapolskio, nežinau, jums žinomas autorius yra, Determined. Jis bando steigti tokią kaip po idėją, kad kuri čia sukėlė nemažai tokių diskusijų apie tai, kad mes esam tokie kaip ištikti savo laisvos tos valios, jeigu taip galima apibriežti, mes tokie kaip stebim filmą tam tikrą ir bandom racionalizuoti tame filme vykstančius kažkokius tai dalykus, kurie aišku gali turėti kažkokias tai pasiekmes sekantiems dalykams, bet vėlgi tai nugula tada į kažkokius tai jungtis neuronų, į kažkokį tai patyrimą, kuris jau gal ir nėra sąmoningoje to dalis, kitaip sakant, mes tą archyvą kaupiame, kuris neprisideda prie tos laisvos sąmonės. Tai jo teiginiuose skamba irgi tokios, kaip sakyti, tokia nesibaigianti tokia grandinė, kad vat mesgi darydami tą sprendimą, mesgi nesirinkome kokią hormonų lygis tam tikras, vat tą sekundę buvo, ne? Arba ten koks adrenalino kiekis išsiskyrė prieš mum pasakant tai. Arba mes galbūt buvom neišsimiegoję ir turėjom kažkokį jautrumą tam tikriems dirgikliams labiau. Kokioje mes labiau kolektyviniai, egalitariniai visuomeniai gyvename, kokie mūsų etikos, moralės kažkokie tai kompasai paskiepyti ir kryptis buvo, kokios genetinės tam tikros implikacijos prie to galėjo prisidėti, kokiai šaly mes tiesiog geografiniai zonai gimėm ir taip toliau ir nesibaigiančiai. Tai jo teiginys susumuojant yra taip, kad mes negalim įtakoti savo kaip ir pasirinkimo, nes jis yra determinuotas visų tų dalykų, kurie nuo mūsų iš esmės nepriklauso, netgi mūsų ta patirtis kaip neuronų kažkokios tai jungtis, jeigu taip žiūrėtume. Vėlgi yra kaip archyvas, kuris įtakoja mūsų sekančius ir mes esam tik tais patyrėjai tos savo laisvos valios, kurią mes po to pavadinam, kad mes va taip pasirinkom, racionalizuojam savo pasirinkimą, nu kad va čia turbūt geras buvo pasirinkimas, bet iš tikrųjų tam neturėjom jokios įtakos, tai negalėjo būti. Gana radikali tokia idėja, kuri savo irgi implikacijų turit. Kaip jūs iš neuromokslo perspektyvos sureaguotumėt į šitą tokią idėją? Tai pirmiausia, aš turiu turbūt pasakyti disclaimerį šitoje vietoje, kad aš manau, kad mes turime laisvą valią. Kodėl aš turiu tai pasakyti? Nes mūsų nuomonė, ką mes manome apskritai, kaip veikia pasaulis, jisai keičia tai, kaip mes interpretuojame tos rezultatus, kuriuos matome. Tai tiesiog iš karto pasakau, kad jūs suprastumėt, bet kad mano interpretavimas visą laiką yra susijęs to, kad aš vis dėlto manau, kad žmogus turi laisvą valią. Su daugu, ką jūs vardinate, galima sutikti, išskyrus
su tuo, kad galiausiai vis tiek paskutiniu momentu, kai aš renkuosi, ką daryti, arba nesirenku, ką daryti, nes jeigu kai šnekate apie hormonus ar apie kažkokį adrenaliną arba, tarkime, pavojaus situaciją, kurioje aš sureaguoju instinktyviai, tai mes nešnekame iš viso apie laisvą valią, nėra prasmės tokioje situacijoje šnekėti, nes tai yra instinktinė reakcija, kurioje aukštesnės smegenų sritys iš viso dalyvauja minimaliai. Tai faktas, kad ne visada, kai aš renkuosi ir ne visada, kai aš veikiu, dalyvauja mano sąmoningas pasirinkimas. Bet tai nėra tas pats, kaip sakyti, kad to sąmoningo pasirinkimo, laisvo pasirinkimo apskritai negali būti. Tas jis vis tiek egzistuoja. Tai galbūt tuo pačiu sureaguodama į tai, galbūt apibrėžkite, kas ta laisva valia būtų neuromokslų kontekste, kad mes susiderintumėm daugiau matymą ir nebūtų išsiskyrimo kažkokio Tai čia yra didelio labai tam sunku, nes supratime. patys mokslininkai, jie pradeda šnekėti nuo laisvos valios, o dažniausiai pradėję šnekėti nuo laisvos valios antrajame paragrafe pereina prie laisvo pasirinkimo. Mhm. Ir tai yra jau didelė spraga, nes iš esmės labai skirtingi rezultatai yra gaunami priklausomai nuo to, kaip yra tyrimas modeliuojamas. Ir turbūt pirmasis neuromokslinis tyrimas, kuris pritartų tam ir kur iš tikrųjų buvo labai toks, kad tikrai mes neturim laisvosios valios, buvo 86, tai iš esmės beveik mano amžiaus tyrimas, kuriame buvo parodyta, kad galima smegenų tam tikrose srityse numatyti aktyvumą, kuris yra sekundėmis seniau negu tada, kai žmogus supranta, kad jis padarė pasirinkimą. Čia bene garsiausias toks jo tyrimas. Jis yra garsiausias, bet jis dabar labai daug kritikuojamas, daug kas perdarė ir kaip visą laiką būna, su tais garsiais ankstyvais jie po to keitėsi. Bet jis yra labai paprastas. Ten buvo idėja, žmogus turėjo nuspręsti, kada jisai pajudins ranką ir jis pats stebėdamas laikrodį turėdavo identifikuoti, kada jis nusprendė ir tada jis tą ranką pajudindavo. Visų tuo metu elektroencefalograma matuodavo jo smegenų aktyvumą. Ir buvo pastebėta, kad tam tikroje srityje, kuri yra susijusi su mūsų motorinė žievė, buvo pastebėtas vadinamas pasiruošimo potencialas, readiness potential, kuris iš esmės yra aktyvumas veikiantis, padidėjęs aktyvumas neuronų. Ir tuo metu buvo interpretuota, kad iš esmės šitas padidėjęs neuronų aktyvumas iš esmės reiškia, kad jau sprendimas veikti yra priimtas, o žmogus identifikuodavo, kad jis tą sprendimą priima maždaug sekundę vėliau. Dabar čia vėl problema yra. Čia mes žmogui liepiam 2 užduotis atlikti vienu metu, ką mes jau žinome, kad smegenys nesugeba šito dalyko daryti. Mes jam liepiame nuspręsti daryti judesį ir liepiame stebėti laiką ir pasakyti, kada jisai apsisprendė. Tai iš esmės, žinant apie tai, ką mes dabar praėjus 40 metų žinome apie tai, kaip smegenys veikia, jau čia yra blogai. Mes turime kažkokiu kitų būdų matuoti, kada žmogus priima sprendimą. Ir geriausia turbūt vieną užduotį duoti. Bet tik vieną galima duoti, nes jeigu 2 užduotis, tai jisai gali būti, kad jis tiesiog vėliau raportuoja, nes kol informacija, įsivaizduokite, procesas yra toks. Aš dabar judinsiu ranką, man reikia pažiūrėti laikrodį, kad aš identifikuočiau laiką, aha, šitas laikas rodo tokį, tai dabar aš pajudinsiu ranką. Tai pažiūrėkit, koks yra atstumas tarp viso šito, net jeigu iš tikrųjų aš suvokiau, kad aš jau dabar pasirinkau judinti ranką tuo pačiu metu. Tai tas sekundės atstumas jis gali susidaryti dėl to, kad kognityvinis procesas yra labai labai lėtas, iš tiesų palyginus su požieviniais procesais mūsų smegenyse. Ir tai yra viena iš priežasčių, kad žmonės sako, kad galbūt yra netoks laikas. Kad tas laikas yra toks iš esmės per ilgas. Kitas dalykas, naujesnių tyrimų kontekste, kaip yra interpretuojama, yra tai, kad iš principo tai, kas buvo išmatuota šituose ankstyvuose tyrimuose, yra ne tai, kad buvo priimtas sprendimas, o tai, kad kad tai buvo kontekstas, kuriame aš tą sprendimą galėjau įgyvendinti. Dabar labai sudėtingai skamba, aš bandysiu paaiškinti. Grįžkite atgal dar kartelį. Aš galvojau, kokį čia pavyzdį pritaikyti ir pati sugalvojau tik tai slidinėjimo pavyzdį, bet ne visi slidinėtojai buvo, bet gal pabandysite pagal mano patirtį reflektuoti. Kai mokaisi slidinėti ir sustoji ant statesnio kalno, tu kaip ir viską žinai, ką tau reikia daryti. Ir tu turi tiesiog pasileisti trumpai žemyn, kad įgytum greitį, kad galėtum pradėti daryti posūkius. Ir labai sunku padaryti. Stovi ant to kalno, stovi vienaip, kitaip žiūri iš esmės. Tai
Ir tas sprendimas, ką mes galėtume, ta laisva valia šitoje vietoje yra, kada tu iš tikrųjų pasileidi žemyn nuo kalno. Tai vad, kada tu galėsi pasileisti žemyn, priklauso nuo foninio smegenų aktyvumo, kur ten jisai kaupiasi, trypčiai, kaupiasi ir kažkuriuo momentu tu jau gali pasileisti žemyn. Sprendimas pasileisti šiaip tai buvo gal prieš 5 minutės priimtas. Bet kontekstinis smegenų aktyvumas neleido man pradėti veikti. Tai kas yra manoma dabar apie su šitų pasirengimo potencialu, kad pasirengimo potencialas tam tikrą prasme, jisai susideda iš tokio foninio fluktuojančio neuronų stiprėjimo, aktyvumo stiprėjimo, silpnėjimo ir tada, kai sukoreliuoja mūsų sprendimas su sustiprėjusiu aktyvumu šito potencialo, tada mes galime įgyvendinti savo sprendimą. Tai ta interpretacija yra susijus tuo, kad iš tikrųjų tikėtina, kad sprendimas buvo priimtas žymiai anksčiau, bet tik tai šitas kontekstas aktyvumo leido mums tą sprendimą įgyvendinti. Ir čia vėl aš grįšiu prie problemos. Bet vėlgi aš gal... Aha, gerai, pabaikit. Kad žmogus pats turi pasakyti, kada jis priėmė sprendimą. Tai va, kaip mes apibrėžiame ir kaip mes paaiškiname savo tyrimų subjektui, kas yra sprendimo priėmimas. Grįžtant prie mano slidinėjimo pavyzdžio, kada aš priėmiau sprendimą leistis žemyn. Tuo metu, kai aš sustojau prie to kalno ir sakiau, o Jėzau, dabar tai jau reikės pasileisti žemyn, labai baisu, bet turėsiu, nes reikia namo grįžti. Ar tada, kai aš jau iš esmės net, aš sakyčiau, labai mažai dalyvaujant sąmoningai smegenų žievei, žymiai daugiau dalyvaujant mūsų požieviniam struktūrom, tokiom kaip driežo smegenys, kai tu jau tada, kas bus, tas bus ir pasileidi žemyn. Tai aš nemanau, kad kai šnekam apie laisvą valią, laisvos valios apsireiškimas yra būtent tada, kai aš pasileidžiu žemyn. Žymiai daugiau laisvos valios yra, kai sėdu į keltuvą, kad užkilčiau į viršų. Ai, supratau, įdomi jūsų prieiga, galbūt šiek tiek nauja, nes tose diskusijose man neteko galbūt šitokios prieigos padaryti, ta prasme, kad tas potencialas tam tikram veiksmui jis yra kaip ir tikimybė jam, ane, būti įgyvendintam, ane, žymiai anksčiau įvyksta tarsi. Ir tada gali būti tos nesąmoningos, jeigu aš taip išsireikščiau, tos smegenų sritys, kurios atsakingos mūsų už šleikštulį, baimę ir panašiai, kažkokiai tokiai situacijai, ne? Tada mums bando pagal sensoriką sakyti, tu nedaryk to, ta prasme, tu nečiuošk, ta prasme, bet galbūt tas pasiruošimas buvo toks stiprus, motyvacija, nežinau, pinigų daug išleidom ir panašiai, kad jis vis dėlto kaip ir įvyksta. Bet čia vėlgi iškyla toks klausimas, jeigu ta laisva valia buvo akumuliuota per tiek laiko ir jį vėlgi įtakota, nežinau, gal visus metus aš labai smarkiai dirbau, ne, ir man reikia tų atostogų, ta prasme. Ir atostogos yra, aš slidinėjimą pasirenku, nes čia yra kažkoks išsilaisvinimas nuo kažkokio tai esančio darbo, visiškai kitokia aplinka, kuri man duos visiškai kitų potyrių, aš ten pailsėsiu ir panašiai. Bet vėlgi, ta prasme, tas pasirinkimas, būtent, kad tu ten ant to keltuvo esi, vėlgi, kitų dalykų, bet jis vėlgi įtakotas yra labai daug skirtingų tokių faktorių, kur pasakyti, kad buvimas ant to keltumo, jau ant keltuvo buvo laisva valia, vėlgi jis yra labai toks sukomplikuotas. Šitam pavyzdį jis skamba patraukliai, labai gerai, įsitikinamas. Tai kai jūs iš karto jį pasakėt, intuityviai jis skamba labai gerai. Baigiam pokalbį, dedam ragelį. Bet vėlgi, turint omeny tą Sapolskio poziciją ir tų įtakų didžiulį buvimą, klausimas yra, ar čia tos laisvos valios buvo. Jeigu tiesiog tu turi mažesnį nežinau, mažiau aktyvų tą hipokampą, kuris ten sakė, kad tu mažiau bijok, ane, nes genetiškai tiesiog jis nulemtas yra. Tai tu tokioje situacijoje išreiški tą valią būtent dėl to hipokampo, bet jeigu jis nėra to išorinis smegenų žievėj, kurią pagal pseudodemarkacinę kažkokią tai liniją galima sakyti, kad ji yra už sąmonės tų ribų, kurioje tarsi ta laisva valia ir turėtų veikti, tai kaip tas argumentas, jūsų pavyzdys šiek tiek griūna, viena koja tarsi kaip ir lūžta to pavyzdžio. Kaip galėtumėte tai aš šitoj vietoj į laisvą valią žiūrėjau tik tais iš neuromokslinės perspektyvos, kur mes iš esmės keliame klausimą, ar labiau net iš tos pusės, ar žiūrint iš smegenų aktyvumo pozicijos, mes galėtumėm turėti prielaidas laisvai valiai. Taip gal reikėtų. Kita vertus, aš negaliu nuneigti, ir čia yra visiškas faktas, kad mes esame savo kultūros produktas.
universaliai savo asmeninės istorijos ir savo kultūros ir visų kitų dalykų. Ir faktas, kad mūsų pasirinkimai, jie yra lemiami labai daugeliu dalykų. Bet čia tada mes nueinam prie filosofijos aspektų. Ir filosofijos vienas labai svarbus aspektas yra tai, kad filosofijoje mes galime išnagrinėti ir pagrįsti labai skirtingus požiūrius, ir mes turim skirtingų filosofų su skirtingais požiūriais, vėlgi mes turim visą determinizmo filosofiją ir visi kiti, kurie sako, nu, bet mes negalime šnekėti tik tais apie determinizmą. Tai čia yra ta dalis. Tai čia mes labai skirtingose pusėse esame. Bet jei mes galim šnekėti apie ką nors kitą, mes galime šnekėti apie laisvą valią, sakykime, kriminologijoje, kur mes turime atsidurti kažkur per vidurį tarp filosofijos ir biologinių mokslų. Nu, tai galim imti tą pavyzdį, nes iš tų Sapolskio idėjų dažniausiai iš karto prisimenama yra teisinė sistema ir kaip čia daryti, ar traktuoti tą, kuris įvykdė nusikaltimą, kaip tą, kuris turi laisvą valią ir pasirinkimą, ar galbūt būti švelnesniems, nes mes turime inkorporuoti visas tas įtakas galėjusias padaryti tam žmogui, ir genetinės tuo pačiu, ir socialinės, kultūrinės, kokias tik nori, ir todėl jo tas pasirinkimas turėtų būti traktuojamas kitokioje šviesoje, ta prasme, nebūtinai laisvos valios nebuvimo, bet šiek tiek kitokiam kitokių kampų. Taip. Bet jeigu mes priėmėm šitą prielaidą, tai iš esmės mes negalime nieko bausti. Bet mes baudžiame. Tai vėlgi intuityviai mes manome, kad mes turime pasirinkimą, ką daryti. Yra išlygos, pavyzdys, afekto būsena. Kodėl mes afekto būsenoje atleidžiame nusikaltimą, net jeigu nusikaltimas yra labai sunkus, tai nėra turbūt apibrėžta neurobiologiniais terminais, bet iš esmės mes atleidžiame dėl to, kad sąmoningas ir pasirinkimas apskritai nevyksta afekto būsenos metu. Mes reaguojame absoliučiai instinktyviai, tai reiškia mūsų kultūrinis išmokymas, nes kaip mes elgiamės visuomenė yra visiškai kultūrinis išmokimas. Jisai negali būti integruojamas, nes aukštesnės smegenų sritis neveikia tuo metu. Taip. Tai mes iš esmės gebame, yra laikoma. Kiek tai yra laisva valia? Tai mes galime sakyti, tai čia iš viso mes ne apie laisvą valią šnekame. Tai dėl to čia atsiranda, mes neturime apibrėžimo, kas ta laisva valia yra. Bet ką mes laikome? Mes manome, kad žmogus gyvenantis visuomenėje geba prisitaikyti prie visuomenės, geba pritaikyti savo elgesį prie visuomenės taisyklių. Ir laisvos valios apibrėžimas šitame kontekste reiškia, kad aš galiu pasirinkti, ar elgtis pagal taisyklės, ar ne pagal taisyklės, ir pasirenku elgtis pagal taisyklės. Nu, čia jokia nelaisva valia, nes jeigu gali sakyti, tai čia iš filosofinės pozicijos visai nelaisva valia, nes jeigu pasirinksi ne pagal taisyklės, tai tave nubaus ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu mes šnekam apie pasirinkimą smegenyse, tai mes šnekam apie šitus dalykus iš tikrųjų. Nes neurobiologija neturi erdvės jokiems tyrimams, jeigu mes apskritai pradedam kvestionuoti tokius dalykus, kad žmogus šiaip tai iš tikrųjų universaliai bet kokį savo pasirinkimą remia arba savo patirtim, arba savo genetiniu pagrindu. Bet tada šitoje vietoje neuromokslas sako, tai čia iš vis ne mūsų sritis. Tai mes tyrinėjame, aš pati netyrinėjau, bet neuromokslas tyrinėja šitą klausimą, bet jisai tyrinėja jau laikantis tam tikrų prielaidų ir manom, kad žinoma, tai turbūt visi turim turėti prielaidą kažkokią. Tai viena iš tų prielaidų yra gal tokia dichotominė tam tikra, kūno sielos arba kūno proto, kūno sąmonės tam tikra tokia dichotominė, kur man bent jau taip skamba, kad tiem patiems naturalistams galbūt irgi pakiša tam tikrą koją, nes vienu metu tarsi tokie dualizmai yra griaunami, tiesiog arba nenaudojami, nes jie yra komplikuoti, tada jie nepadeda, bet iš kitos pusės kaip ir naudojami. Ar nėra čia tų pačių naturalistų tam tikra problema, kad tas sąmonės ir kūno atskirimas, kurie patys jį naudoja ir sutinka kalbėtis tomis temomis, naudodami tą atskirimą, tą terminą kaip sąmonė atskira, susiduria su ta problema, kad reikia tą sąmonę kaip atskirą fenomeną ir iš viso tada aiškinti. Ta prasme, kad žmogaus kūnas tiesiog kaip biologinis, fizinis mechanizmas
iš kurio kyla tam tikros tos properties arba kažkokios tai savybės, jeigu žiūrėsim į tokį holistinį vaizdą, tai jis savyje tą inkorporuoja tą laisvos valios tam tikrą tokį elementą, nes visos tos patirtys, genetinė kažkokia tai informacija, patologijos tam tikros impulsai ir taip toliau veikia tiesiog kaip vienas bendras mechanizmas ir šitoj vietoj laisvos valios terminas negali būti iš viso kaip taikomas, kaip per se iš viso laisva valia, nes visas organizmas reaguoja kaip po, atsakas toks, kaip sakykime, ne, į tam tikrą kažkokį tai išorės dirgiklį. Ir šitoj vietoj net skirstimas į kažkokias tai atskiras dalis, smegenų dalis, pavyzdžiui, atskiras, netenka tam tikrą prasme iš viso jokios reikšmės, jeigu nėra to laisvos valios koncepto iš pradžių, pačioj pirmoj stadijoje, ne? Sako, mes turim sąmonę, ne, kuri prisideda prie tos laisvos valios kaip ir kompatibilus abu dalykai ir mes juos galim abu tarsi naudoti. Bet jeigu tos mes dichotomijos neturim ir sąmonės netraktuojam iš viso kaip atskiro fenomeno, mes tada turim tarsi vietos kaip tik tai laisvai valiai, nes visas organizmas ir vykdo tos pasirinkimus. Per se, nesvarbu, kaip ten jie po to susikaskaduoja ir kokia hierarchija yra, bet tu tiesiog ir vykdai, organizmas, asmuo, jeigu taip galima sakyti, jis ir vykdo tą laisvą valią ir kaip tik tai sukelia mažiau problemų dėl laisvos valios egzistavimo, negu kad bandymas iš viso steigti tokį kaip po sąmonės terminą ir atskirą kategoriją. Tai aš manau, kad iš esmės priklausomai nuo prieigos mes visiškai galime, yra tikrai pakankamai daug svarių filosofinių veikalų, su kuriais aš tikrai negalėsiu ginčytis, kurie įrodo, kad viskas yra deterministiška ir mūsų laisvos valios nėra. Bet tada yra tas klausimas, mums tada reikia tiesiog kito termino. Mes tada galime tai vadinti ne laisva valia, o pasirinkimo gebėjimu. Ne? Tai nėra laisvė, bet tai yra arba aš gebu pasirinkti ar negebu pasirinkti. Ir tas, ar aš gebu pasirinkti ar negebu pasirinkti, priklauso labai daug nuo viso to konteksto. Genetinio, kultūrinio, šeimininio, asmeninės istorijos ir panašiai. Ir priklausomai nuo to konteksto mano gebėjimas pasirinkti bus vienoks arba kitoks, aš būsiu linkęs rinktis vienokius arba kitokius pasirinkimus. Vieni turės vidinę moralę, kitiems reikės išorinės moralės palaikymo, ta prasme, kad tave baudžia, jeigu tu padarai klaidą. Ir tas yra tie iš esmės eksperimentai, psichologiniai, nebe neuromoksliniai čia eksperimentai, kurie buvo atlikti su žmonėmis, jiems arba teigiant, kad laisva valia egzistuoja, arba laisva valia neegzistuoja. Ir po to leidžiant padaryti sprendimus, jie iš esmės rodo, kad laisva valia, kad ir kaip mes ją suprastumėm šitame kontekste, jeigu žmogus galvoja, nes vėlgi mes turim kažkokį intuityvų supratimą, kas ta laisva valia. Jeigu žmogus galvoja, kad laisvos valios nėra, jis yra įtikinamas, kad laisvos valios nėra, jisai pradeda elgtis mažiau moraliai. Nes tada jisai nebekaltas. Tai kaip aš suprantu, čia dabar mano tiesiog interpretavimas iš to, ką žinau, reikėtų turbūt atlikti daugybę eksperimentų, kurie nebūtų paprasti tai parodyti. Aš iš esmės manau, kad mūsų moralė, iš principo, jinai yra, mes turime smegenų sritis, prieškaktinė smegenų žievė, kuri dalyvauja viso integravime viso moralumo, kas yra moralu, kas yra tinkamas elgesys. Tai ir tada mes turime instinktyvų, žymiai mažiau apmąstytą elgesį, kuris yra tiesiog mums palankesnis. Mes gaunam greitesnį atpildą, mes gaunam didesnį atpildą, mes gaunam atpildą savo ir mažiau reikia dalinti su bendruomenė. Ir iš principo, kaip veikia mūsų smegenys, kas pastarųjų metų tyrimai ką rodo, tai mūsų prieškaktinės žievės darbas yra iš esmės slopinti tų apatinių sričių instinktyvų nežmogišką, labiau gyvūnišką, sakykime, elgesį. Mes turime tokią žmogišką kontrolę, kur mes tikimės, kaip žmogus subrendęs, suaugęs žmogus, mes čia šnekame, turi elgtis. Ir tada tokias labiau gyvūninės reakcijas. Ir jeigu mes tik tai sakom, kad laisvos valios nėra, mes iš esmės ką leidžiame savo daryti, panašu, kad ką žmogus savo leidžia daryti, tada leidžia tam moraliam slopinimui gyvūniško elgesio išsijungti. Ir tada pasirinkimus daryti labiau instinktyviai ir labiau panašiai. Vėlgi, ar kuris nors iš šitų yra variantų daugiau ar mažiau laisva valia, aš tada šitoje vietoje tiesiog atsisakau diskutuoti, nes iš esmės, jeigu mes nueiname iki tos vietos, kad jo,
visus mūsų pasirinkimus lemia kažkas kitas, tai tada laisva valia kaip konceptas mums tampa nebenaudinga. Nes apie tai nebėra prasmės šnekėti. Bet mes vis tiek turime kažkokius pasirinkimus, vėlgi, ar tai būtų kriminologija, ar tai būtų biologija, ar tai būtų įvairiausi dalykai, elgesys su kitais žmonėmis, mes vis tiek manome, kad mes renkamės, ką mes darysim. Jūs priėmėte sprendimą pasikviesti mane pasišnekėti. Aš priėmiau sprendimą pasikalbėti su jumis. Taip, tie sprendimai nebuvo priimti absoliučioje tuščioje erdvėje. Faktas. Tai buvo paremta įvairiausiais dalykais. Bet tai buvo laisvas apsisprendimas ta prasme, kad nei vieno iš mūsų nevertė kažkas ir galbūt, o mes gausime kažkokį atpildą iš viso šito, kad mes tai darome kartu, bet jeigu mes to nebūtume darę, tai nieko blogo nebūtų nutikę. Ir šitoj vietoje aš turbūt dar prieisiu prie tos dalies, kuri mano nuomonė yra didelė spraga laisvos valios pasirinkimų, sakykime, tyrimuose neuromokslinė prasme. Ir tai ateina iš to, kad mes pradėjom tyrinėti elektroencefalografiją, kur tyrė tik tais paviršių ir dėl to mes tyrėme tik tais žievės koreliatus pasirinkimų. Mes ignoruojame motivacijos aspektą. Nes motivacijos aspektas yra giliosios smegenys, tai yra gilios smegenys labai daug tame dalyvauja. Yra parodyta, kad mūsų pasirinkimai ir pasirinkimų greitis ir laikas ir suvokimas, ką aš pasirinkau, labai priklauso būtent nuo to, koks yra atpildas. Tai reiškia, dar nenagrinėjant pasirinkimuose motyvacinių centrų smegenų, jau yra matoma, kad koreliatai žievės keičiasi priklausomai nuo to, koks yra atpildas. Ir rodo, kad motyvacinis aspektas yra labai labai svarbus ir mes tai turėsim spręsti. Bet vėlgi, motyvacija, kas mus motyvuoja, absoliučiai priklauso nuo mūsų istorijos, plačiaja prasme. Nuo to, ką mes patyrėme, iš smegenų mūsų istorijos. Tai vėlgi turbūt laisvosios valios čia nebelieka. Tai tuo pokalbį ir baigiam. Urte, ačiū Jums labai už šitą skaitmeninį apsilankymą. Buvo labai iš tikrųjų smagu, dėkui iš kvietimą. Čia Algimantas, Skeptikų draugija, skeptiški pokalbiai, sekit draugijos veiklą socialiniuose tinkluose, stebėkit šitos pokalbius YouTube kanale, klausykitės audio formato Spotify platformai, paremkit draugiją ir susitiksim kituose skeptiškose pokalbiuose. Iki. Viso. Urte, kaip Jūs...